Laba diena, gerbiami klientai, mieli žiūrovai. Šiandien turime webinarą tema verslo pradžia, pirmieji žingsniai ir drauge su manimi yra kolega mano Laima. Laima, prisistatykė. Labai diena. Esu Laima Šarendo, Robolabs buhalterių komandos vadovė. Ir aš esu Rūta Gucus, SEBanko verslo klientų paslaugų departamento vadovė. Trumpai perbėgam, apie ką mes kalbėsime. Tai pradžioje pradėsiu kalbėti aš, kodėl verta turėti savo verslą. Pasidalinsime tyrimo rezultatais. Toliau kolegė Laima pristatys išsamei, kaip atsidaryti įmonę ir kokią įmonės formą pasirinkti. Na ir man perduos toliau žodį kalbėti, ar užtenka verslo pradžiai banko sąskaitos ir ką reikėtų pagalvoti įkūrus verslą. Taigi pradedam. Tai visuomet kyla klausimas, kodėl turim daryti verslą, ypatingai verslininkas. Tai mums apklausus mūsų verslo klientus pastebime, kad pagrindiniai motyvai yra du - nepriklausomybė ir pinigai, kurie iš tikrųjų yra varomoji jėga, kodėl verslininkai svarsto pradėti verslą. Net 66% atsakė norinčių būti nepriklausomų, na ir pusė 50 įvardino antrą motyvą kaip pinigai. Tai būtų tie pagrindiniai motyvai. Kiti sekantis motyvai - turėti laisvo laiko, turi idėją arba norite tapti savo srities, kiek mažesnę atsvarą darė, bet pagrindiniai buvo du. Na, apskritai žiūrint į 6 metų pastarųjų, tai matome Lietuvoje gyventojų verslumas didėja ir 23 metais Lietuvoje buvo įregistruota beveik 16 tūkstančių naujų juridinių asmenų ir registro centro analitikų teigimu tokio didelio naujų įmonių ir organizacijų kiekio nėra buvę per pastaruosius 25 metus. Šie duomenys atspindi, kad verslių žmonių skaičius Lietuvoje auga ir lyginant 8 šių metų mėnesius su praeitų, matome, kad tendencija nors ir maža, bet jinai išlieka teigiama ir nuosekliai šis įmonių skaičius didėja. Šiemet kiek vėliau vėl kažkiek ir pastiprėjo Lietuvos verslumas ir atliekame tyrimą keletą kartų per metus ir žiūrėdami į metų pradžią ir dabar paskutinį atliktą tyrimą matome, kad beveik kas 5 žmogus planavo turėti savo verslą, kai metų pradžioje buvo kas 7. Ir tos priežastys, kodėl planuoja, tai buvo įvardintos, kad turi savo idėją, įregistravau jau įmonę ir netrukus pradėsiu ir šiais metais įregistravau įmonę ir jau pradedu dirbti. Tai gerėjant ekonomikos augimo prognozėms ir joms atsigaunant, natūraliai didėja ir visuomenės lūkesčiai daryti savo verslą, kas mums kaip Lietuvai iš tikrųjų duoda teigiamą postūmį visame Europos kontekste. Na ir dabar ateina metas kolegijai Laimai pristatyti, kaip įsteigti įmonę ir kokią formą geriausia būtų pasirinkti jūsų verslui. Stambiau. Taip, sveiki dar kartelį. Pradedant verslą dažnai kyla klausimas ne tik, kokias paslaugas ar prekes planuojate teikti, koks klientų segmentas, kokia geolokacija bus reikalinga, bet ir kokią tinkamą verslo formą pasirinkti. Šiandien aptarsiu pagrindinius aspektus, į kuriuos turite atkreipti dėmesį prieš pasirenkant jūsų verslui tinkamą formą. Veiklos forma priklauso nuo to, ar planuojate veiklą vykdyti vienas ar su bendraminčiais ir ar bus poreikis finansavimui, tai yra veiklos tęstinumui. Kadangi verslo veiklos formų turime ne vieną, gal reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokios etapais pasirinkus išsprendimą, atsakymą į klausimus, tuomet būtų daug paprasčiau pasirinkti verslo formą. Ir pirmame etape turėtumėt išsigryninti, kokia bus jūsų veiklos specifika, veiklos tęstinumas, ar yra būtinas plėtros investicijų pritraukimo galimybės. Tada jau kitas etapas steigimo procedūra, mokami mokesčiai, administraciniai kaštai tenkantis jūsų pasirinktai verslo formai. Na ir trečias etapas taip pat labai svarbus, tai mokesčių lengvatos bei pelno išmokėjimo galimybės. Po
kad populiariausios verslo formos Lietuvoje yra galbūt keletas pagrindinių didžiausių tokių atskaitos taškų, kurie yra priklausomai nuo to, ar jūs vykdysite veiklą vienas savarankiškai, ar norėsite vis tik kooperuoti su bendraminčiais ir nuo to pasirinksite tam tikrą verslo formą. Pirmoji verslo forma, paprasčiausia galbūt, yra verslo liudijimas. Prieš pradedant apie verslo liudijimą norėčiau atkreipti dėmesį, kad tiek verslo liudijimą, tiek individualią veiklą galite pradėti vykdyti tik sulaukę VMI patvirtinimo, kad jums suteiktas verslo liudijimas arba individualios veiklos numeris. Priešingų atveju jūsų vykdoma veikla bus prilyginama nelegaliai veiklai ir taikoma administracinė atsakomybė. Taip pat ši atsakomybė jums bus taikoma, jeigu nedeklaruosite uždirbtų pajamų. Verslo formų steigimui Lietuvoje turime tik tai dvi institucijas, tai yra Mokesčių inspekcija ir registrų centras. Steigimas atliekamas savarankiškai online per padaliniuose. Taip pat galite kreiptis pagalbos įsteigimo paslaugas teikiančias kompanijas, kurie paruoš įmonės steigimo dokumentus remiantis jūsų poreikiais. Na, šiek tiek apie verslo liudijimą. Verslo liudijimas patogi verslo forma nenorintiems gilintis į apskaitos niuansus ir į veiklą planuoja vykdyti tik tam tikromis dienomis. Na, nebūtinai tam tikromis dienomis, tai gali būti ir kiekviena diena, bei neplanuoja didesnį nei 45 000 pajamų arba pardavimų juridiniams asmenims, kurie vykdo tokią pačią veiklą kaip jūs, pajamų iki 4,5 tūkstančių per metus. Privalumais tai yra mokamas fiksuotas vienkartinis mokestis veiklos pradžioje, tai jūs verslo liudijimą galite užsiregistruoti per vieną dieną mokesčių inspekcijoje prisijungę prie savitarnos svetainės. Įregistravimas ir išregistravimas nieko nekainuoja, mokamas vienkartinis gyventojų pajamų mokesčio mokestis, bei atitinkamai mokesčio dydis priklauso nuo to, kiek jūs planuojate savo veiklą vykdyti dienų intervalu. Ar tai būtų viena diena, galima taip pat verslo liudijimą turėti, ar tai būtų 5 dienos, ar tiesiog iki metų laiko. Ir nuo to priklausytų jūsų mokestis, tai įtakoja savivaldybės, jūsų pasirinkta veiklos specifika. Ir tokiu būdu jūs turite supaprastintą apskaitą, tai yra nereikalaujama vesti papildomai dokumentacijos, tik tai svarbu atkreipti dėmesį galbūt į tai, kad tiesiog jeigu tai bus jūsų pagrindinė veiklos forma ir jūs neturite kitų lengvatų, nedirbate pagal darbo sutartis ar kitas verslo formas, tai tiesiog jums mokesčius paskaičiuos mokesčių inspekcija ir papildomai mokėsite sodros mokesčius sodrai, jeigu niekur papildomai neturite jokio užimtumo. Iš trūkumų galbūt reikėtų paminėti pagrindinius tokius, kaip nėra galimybės verstis tam tikromis veiklos rūšimis. Yra viešai prieinamas veiklų klasifikatorius, kuriame jūs galite rasti informaciją apie veiklas, kuriomis galima verstis, turint verslo liudijimą. Taip pat tai yra verslo forma fizinio asmens ir nėra galimybės samdyti darbuotojų. Per metus galima gauti net daugiau pajamų kaip 45 000 eurų, nėra veiklos tęstinumo, tai yra turėsite atsinaujinti verslo liudijimą arba tada, kai jūs jį išsiėmė tam tikram ribotam laikotarpiui, arba tiesiog pasibaigus kalendoriniams metams. Nėra galimybės naudotis parama verslui ar pritraukti investicijų. Tai tiesiog turite numatyti galbūt į ateitį, jeigu jums bus poreikis finansavimui arba norėsite
pritraukti investicijų, tai tokia veiklos forma jums ateičiai plėtrai nelabai bus tinkama. Bet tam tikrais atvejais ši verslo forma yra labai patraukli, nes yra nereikalaujanti papildomos apskaitos ir jūs laisvai galite versti savo verslo veiklą. Viena iš fizinio asmens vykdomų veiklų yra individuali veikla pagal pažymą. Jos privalumai, vienas iš privalumų taip pat yra kaip ir verslo liudijimui, kad savarankiškai online VMI svetainėje. Mokesčiai mokami jau ne prieš pasirenkant verslo formą, o pasibaigus metams kalendoriniams, kai deklaruojate deklaraciją, užpildote gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją ir tuomet jau priskaičiuojami yra mokesčiai, priklausomai nuo to, ar turėjote pelno. Jau šitoje verslo formoje yra galima atskaityti ar pasirinktinai arba 30% išlaidų patirtų susijusių su jūsų veikla, arba visą 100%, jeigu vedate apskaitą ir turite pagrindžiančius dokumentus, kad jūsų veikloje vykdyta veikla turėjo sąnaudų ir tokiu būdu mokesčiai bus perskaičiuoti nuo jūsų pasirinkimo, kokį apskaitos metodą jūs naudosite, priešingai nei verslo liudijime. Iš privalumų yra galimybę verstis keliomis veiklomis, tai yra verslo liudijime jūs neturite galimybės su to pačiu verslo liudijimu daryti keletą veiklų, ar ne? Individuali veikla pagal pažymą jau leidžia daryti daugiau veiklų vykdyti, tokiu būdu nusimatote galbūt keletą verslo veiklų nuo pat pradžios arba tiesiog eigoje. Taip pat yra galima samdyti darbuotojus, kas galbūt jums irgi bus aktualu ateityje, supaprastinta apskaita, vadinasi, nėra reikalaujama papildomų dokumentų apskaitos, nebent jūs pasirinksite pilną sąnaudų atskaitą. Ir visas pelnas pripažįstamas individualios veiklos pagal pažymą asmens turėtojo pajamomis. Iš trūkumų paminėčiau, kad tai yra neribota atsakomybė, vadinasi, savo turtą nepasisekus verslui ir įsipareigojimus padengsite iš asmeninių lėšų. Taip pat progresiniai mokesčiai, tai priklausomai nuo to, kiek jūs uždirbote pelno. Nėra investicijų pritraukimo galimybės bei patikimumo stoka klientų atžvilgių. Tose verslo formose. Tai apibendrinant, verslo liudijimas labiau tinkanti verslo forma tiems, kurie nevykdo labai aktyvios veiklos ir tai galbūt yra papildomas užsiėmimas, už kurį patogiau susimokėti vienkartinį fiksuotą mokestį, o tie, kurie jau planuoja didesnės apyvartas, pagalbinio darbuotojo darbinimą ar vienu metu vykdyti keletą skirtingų veiklų, dėrėtų rinktis individualią veiklą pagal pažymą. Iš juridinių asmenų veiklos formų paminėčiau keletą verslo formų, tai viena iš populiariausių yra mažoji bendrija. Ji turi kitokių ir mokesčių, ir kitokią steigimo formą. Jau mažoji bendrija, kaip ir priešingai negu paminėtos verslo formos, jos yra registruojamos registrų centre. Registrų centre jūs galite registruoti šią verslo formą taip pat paprastai online, prisijungę prie registrų centro savitarnos. Jeigu tai jums atitinka standartinius įstatų steigimo
reikalavimus. Jeigu jau jūs norėtumėt steigti su išskirtinai jums pritaikytais ar pradiniu įnašu, ar daugiau narių mažosios bendrijos būtų, tuomet jau turėtumėt kreiptis galbūt pagalbos į specialistus, kurie jums padėtų, bet tvarka steigimo taip pat yra paprasta ir tai neužtrunka ilgą laiką. Iš privalumų paminėčiau, kad turime mažoji bendryje nuo 1 iki 10 steigėjų, vadinasi, galime šią verslo formą rinktis jau su bendraminčiais. Mažosios bendrijos įstatinio kapitalo dydis yra minimalus nuo 1 euro ir iki jūsų pasirinkto dydžio, tai vėlgi nereikalaujantis daug investicijų veiklos pradžioje. Ir ribota civilinė atsakomybė, kas yra priešinga man anksčiau paminėtoms verslo formoms, tai yra mažoji bendrija atsakos kaip juridinis asmuo mažosios bendrijos turtu, nepasisakus verslui, bet ne savo asmeniniu turtu. Iš trūkumų negali nariais mažosios bendrijos būti juridiniai asmenys. Ir dėl to galbūt yra sunkiau pritraukti investicinį kapitalą. Nariai negali dirbti savo mažosios bendrijos veiklą vykdyti pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį. Čia šiek tiek galbūt plačiau būtų galima aptarti tos niuansus. Negalima didinti įstatinio kapitalo sukauptų pelnu. Dar apie mažąją bendriją norėčiau šiek tiek išskirti mokamus mokesčius. Tai jau mokami mokesčiai priklauso kaip ir juridiniams asmenims, skirtingai negu verslo liudijimas ar individuali veikla pagal pažymą. Jau mes mokame ir pelno mokestį, mokame ir nekilnojamo taršos mokestį, nekilnojamo turto taršos ar kitus įmonėms taikomus mokesčius, ko nebuvo kitose dviejose verslo formose. Jeigu turime darbuotojų, tai taip pat įprasta tvarka, ten sodros ir PSD, VSD ir gyventojų pajamų mokesčiai. Jeigu mažoji bendrijų narių išėmimai, gyventojų pajamų mokestis yra nuo 15%, sodra atitinkamai nuo to ar kaupiam papildomai ir ne 20,81%. Mažoji bendrija moka pelno mokestį nuo standartinis 15%, bet yra lengvatinis 5%, jeigu atitinkate tam tikras sąlygas. Ir 0% lengvatinis mokestis pelno mokesčių pirmaisiais veiklos metais. Pelno išmokėjimas šios verslo formos yra gan patrauklus, dėl to, kad yra keletas galimybių pelno išsimokėjimo. Tai yra galimas uždirbus pelną per dividendus, ar mažosios bendrijos narys gali išsimti lėšų asmeniniams poreikiams, bei pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį. Tai yra, kaip matote, daugiau galimybių negu kaip kitose juridiniuose asmenyse, bet reikėtų nepamiršti, kad taip pat yra taikomi mokesčiai nuo paminėtų išsimokėjimo galimybių. Finansavimas galimas, plėtros skatinimo programos taip pat, subsidijos, dotacijos prieinamos mažosiom bendrijom. Jeigu palyginus mažąją bendriją su individualia veikla pagal pažymą, tai individuali veikla yra vykdantis asmuo fizinis, o mažoji bendrija yra juridinis. Pagrindinis individualios veiklos trūkumas už visus finansinius įsipareigojimus atsakysite iš savo lėšų, bet prireikus veiklą uždarysite per vieną dieną. Pasirinkus mažąją bendriją turėsite sudėtingesnį steigimo procesą, taip pat reikės pateikinėti finansinės ataskaitas mokesčių inspekcijai ir registrų centrui, tačiau tą gali atlikti ir buhalterinės paslaugas teikiantys partneriai, bet turėsite kaip privalumą veiklos finansavimo galimybę.
Dar viena veiklos forma Lietuvoje taip pat populiari, uždaroji akcinė bendrovė, iš privalumų ribota civilinė atsakomybė, kaip ir mažoji bendrija, investuotojas gali būti jau ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Geriau vertinama veiklos forma bendradarbiaujant su užsienio kompanijomis, dalyvaujant ES projektuose ar planuojant banko paskolos gavimą. Galimybė didinti ir mažinti įstatinį kapitalą, ko neturėjome ankstesniuose formose, bei dukterinių įmonių steigimas. Iš trūkumų tai, kad įstatinis kapitalas yra nuo 1000 eurų ir į viršų, sudėtingesnė buhalterinė apskaita, kaip minėjau, finansinės ataskaitos, atskaitomybės yra rengiamos, ir sudėtinga steigimo bei likvidavimo procedūra. Sudėtingumo steigiant galbūt taip ir nėra labai tokio kaip sudėtingo, tai panašu kaip ir mažoji bendrija. Jeigu atitinka standartinius steigimo normatyvus, tai galbūt sudėtingesnis yra likvidavimo procesas ir visa steigimo procedūra yra registrų centre ir registruojama taip pat arba savarankiškai online, arba kreipiantis į paslaugas teikiančias kompanijas. Iš mokamų mokesčių uždaroji akcinė bendrovė tos pačius mokesčius turi kaip ir mažoji bendrija, galbūt pelno išsimokėjimo yra šiek tiek mažiau, tai yra akcininkai pelną gali išsimokėti tik per dividendus. Ir tai, jeigu dirba pelningai ir gaunant darbo užmokestį. Tai čia nebūtinai pelno išsimokėjimas, darbo užmokestis tiesiog uždaroji akciniai bendroviai, tai yra standartinis finansavimo forma. Finansavimas galimas išleidžiant naujas akcijas, ko neturėjome mažoje bendrijoje galbūt ir kitose verslo formose paminėtose ES finansavimo programos, paskolos, subsidijos ir dotacijos taip pat yra prieinamos. Na, jeigu trumpai, mažoji bendrija ir uždaroji bendrovė, atsakant į klausimą, tai kadangi abi verslo formos turi ribotą atsakomybę, neatsakot savo privačiu turtu ir mokami mokesčiai panašus, todėl dažnu atveju pasirinkimas teikti uždarąją akcinę bendrovę nulėmė poreikis pritraukti investicijų, vykdyti veiklą užsienyje arba kai numatomas poreikis įmonių jungimui. Dar norėčiau paminėti keletą veiklos formų pagal jų veiklos specifiką. Tai būtų individuali įmonė, ji skiriasi nuo individualios veiklos pagal verslo liudijimą tuo, kad tai yra juridinis asmuo. Bet jos valdymas yra daug paprastesnis, nėra reikalaujama finansinė atskaitomybė ir kiti privalumai. Tai yra, kad individualios įmonės savininkas gali dirbti be darbo sutarties, prireikus gali samdyti darbuotojus, nereikalingas pradinis kapitalas, individualios įmonės savininkas gali laisviau disponuoti įmonės turtu ir lėšomis ir taikomos mokestinės lengvatos. Iš trūkumų, toks pagrindinis galbūt trūkumas šiai dienai yra šiai verslo formai, tai neribota civilinė atsakomybė. Vadinasi, nepasisekus verslui, atsakysite savo asmeniniu turtu. Sunku pritraukti investicinį kapitalą, nes akcininkų gali būti tik vienas fizinis asmuo ir nėra galimybės išleisti naujų akcijų. Individualios įmonės negalima parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti kito asmens nuosavybėm, nes individualios įmonės savininkas yra vienas fizinis asmuo. Taip pat negalima didinti įstatinio kapitalo sukauptų pelnų ir neprivalomas buhalteris, bet apskaitos tvarkymas prilyginamas kaip mažai bendrijai arba uždarai akciniai bendroviai. Veiklos forma viešoji įstaiga, apie ją norėjau užsiminti dėl to, kad jinai dažnu atveju ir naudojama, ir šią verslo formą pasirenka
asmenys, kurie planuoja vykdyti nepelno siekiančią veiklą iš privalumų, tai ribota civilinė atsakomybė, nereikia nešti lėšų įstatiniam kapitalui. Viešoji įstaiga gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 1,2% paramą iš gyventojų. Taip pat gali vykdyti ir komercinę veiklą, ne tik, kad nepelno siekianti organizacija, taip galima sakyti ar ne, bet tiesiog galite atsiradus poreikiui paraleliai turėti ir komercinės veiklos, bet gauti paramą ir gauti finansavimą. Galimybė pritraukti papildomų lėšų, priimant į VŠI naujus dalininkus, čia kaip privalumas, ir VŠI gali dalyvauti ES paramos programuose. ES paramos programuose gali dalyvauti ir uždara akcinė bendrovė ar mažoji bendryje, bet lengvesnė galbūt forma yra bendradarbiaujant tarp nepelno siekiančių organizacijų. Šitą galbūt reikėtų akcentuoti. Iš trūkumų reikėtų paminėti, kad VŠI pelnas negali būti išmokamas dalininkams, todėl dalininkai pinigus iš įmonės gali gauti tik išmokant darbo užmokestį. Ir VŠI negali būti pertvarkyta į uždarą akcinę bendrovę, kai priešingas veiksmas yra galimas. Sakykime, uždaroji akcinė bendrovė ar individuali įmonė gali būti pertvarkyta į kitą verslo formą. Akcinė bendrovė privalumai, galimybė leisti vis naujas akcijas ir jas viešai pardavinėti, ribota civilinė atsakomybė, galimybė laisvai valdyti savo turimas akcijas, jas dovanoti ar perleisti kitiems asmenims. Nėra ribojamas akcininkų skaičius, kaip uždaroji akciniai bendroviai arba mažoji bendryjai, profesionalus valdymas ir veiklos organizavimas, čia kaip privalumas, bet jeigu tai darysite ir kitose verslo formose, bus tai tik tai sveikintina. Iš trūkumų minimalumas nuo 25 000 eurų ir galbūt reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs nebūsite akcininkas už akcinėje bendrovėje, tai tiesiog jūsų nebus lemiamas balsas priimant sprendimus. Didesnė apskaitos ir valdymo atsakomybė, atskaitomybė, dažnu atveju privalomas auditas. Tai pagrindinės priežastys lemiančios šių verslo formų pasirinkimą, individuali įmonė, tarpinė verslo forma tarp individualios veiklos pagal pažymą ir mažosios bendrijos. Ja renkamasi, kai numatoma verslo plėtra, bet nenumatytas poreikis investuotojų pritraukimui. Viešoji įstaiga esminis skirtumas nuo kitų verslo formų, tai yra ne pelno siekimas. VŠI renkasi asmenys pagal interesų grupės, kurių tikslas atstovauti viešuosius interesus švietimo, kultūrinėje, sveikatos ar kitose srityse, o akcinė bendrovė verslo forma turintiems poreikį investiciniams projektams ar planuojantiems dalyvauti vertybinių popierių rinkoje arba galbūt turėti savo arba prekiauti biržoje savo akcijomis. Tai galbūt trumpai apie verslo formas ir jų steigimą tiek, tai dėkoju už jūsų laiką. Tai grįžtu aš. Ir dabar pakalbėsime apie žingsnius, kokius reikėtų žengti, kad atsidaryti banke sąskaitą. Kolegė labai detaliai papasako apie teisinės formas, tai dabar įsivaizduokime, kad jau esate apsisprendę, kokią juridinę formą pasirinkti ir atėjo metas atlikti visus veiksmus. Tai pirmasis žingsnis turbūt būtų registrų centre, interneto svetainėje įsisteigti savo įmonę, tai yra užpildyti visus reikiamus duomenis,
Pastaruoju metu pastebime, kad pačios pagrindinės formos, kurios dominuoja šiuo metu, yra uždaro akcinė bendrovė ir mažoji bendrija. Pastaruoju metu net mažoji bendrija ima viršų, kas mums kaip bankui labai smagu matyti, kad smulkusis Lietuvoje verslas pradėjo klestėti ir lenkia įprastinės juridinės formas. Jeigu steigtumėte UABą, uždarą akcinę bendrovę, tai būtina yra atsidaryti kaupiamą sąskaitą, o mažosios bendrijos atveju kaupiamosios sąskaitos nereikia. Registrų sistemoje, posistemėje tokie yra 2 kodiniai žodžiai - JADIS ir JANGIS. Ten pateikite visą informaciją apie akcininkus ir naudos gavėjus. Na ir tada belieka ateiti į SEB LT puslapį ir rezervuotis laiką susitikimui. Ir susitikimas gali būti nuotoliu arba gyvas. Ir susitikimo metu ruošiantis turėtumėt pasiruošti tam tikrus reikalingus dokumentus. Paprastai tie pagrindiniai dokumentai nėra labai sudėtingi. Kaip ir minėjau, užsiregistravus registrų centre jūs gaunate taip vadinamą raktą arba žodis yra ESI. Tame rakte bankas mato visą reikiamą informaciją apie įmonę, įmonės pavadinimas, kodas, veikla, akcininkai, vadovas. Tada bankui taip pat pateikėte steigimo dokumentus, įstatus ir nuostatus ir labai yra svarbu pateikti išsame akcininkų struktūrą ir kas ją pagrindžia. Tai tie patys steigimo dokumentai. Galite ruošti susitikimui, pradėti pildyti juridinio asmens anketą, kitaip tariant, vadinam, pažink savo klientą. Ir nieko tokio, jeigu ją nepavyksta užpildyti patiems, tai susitikimo metu su banko ar video konsultacijos metu jums konsultantas tikrai padės pilnai užpildyti anketą ir atinkamai pasirašyti. Papildomai galite gauti iš tikrųjų klausimus apie įmonės veiklos modelį, kokias planuojate operacijas, lėšų kilmę. Tai visą tai galite aptarti susitikimo metu su konsultantu ir tai sudėti į anketą. Labai svarbu paminėti, kad registracija į susitikimą su banku turėtų vykti kvalifikuotomis priemonėmis. Kad būtų, jeigu jos tokios neturite, tada tikrai mielai lauksime jūsų gyvai banke, bet kuriame mūsų banko skyriuje Lietuvoje. Kodėl bankai klausia? Tai kaip ir minėjau, pirmas dalykas pažink savo klientą principas, tai turim žinoti tiek viena, tiek kita pusė, su kuo mes dirbsime ir dėl ko vienas kito mums reikia. Mes, kaip ir kiti bankai ir visos kitos institucijos vadovavomės tiek tarptautiniais, tiek vietinės teisės aktų reikalavimais, įstatymais ir pastaruoju metu turbūt jaučiate, kad yra labai daug konteksto susijusių su sankcijom, tai mes tą labai atsakingai darome ir labai tikimės, kad ir verslai lygiai taip pat atsakingai tai žiūri. Vadovavomės pasaulinę praktiką, tai jeigu jūsų verslas yra Europoje, net ir Azijos šalyse, Amerikoje, tai visur ta pati patikra ir tie patys principai pažink savo klientą veikia, tai tikrai nieko nenustebsite ir nebus nieko naujo. Sveikinam, įmonę atsidarėte, dabar pats metas pagalvoti, kaipgi surinksite piniginės lėšas iš savo pirkėjų. Ar tai būtų fiziniai asmenys, ar tai juridiniai, mes įskiriam 4 atsiskaitimo lėšų surinkimo būdus. Be tradicinio atsiskaitimo bankinių pavedimų vis dar pastebime, kad yra poreikis atsiskaitimų ir grynaisiais pinigais. Ir pavyzdžiui, ypatingai smulkieji verslai, kurie užsiema sezoninę prekybą, pavyzdžiui, mugėse, įvairiose, paprastai fiziniai asmenys mėgsta atsiskaityti dar grynaisiais pinigais. Ir tada iškyla įmonei klausimas, kągi daryti su grynaisiais pinigais. Kvitukus rinkti, kur laikyti, seife, kasoje, kaip po to inkasuoti. Tai tokiu atveju labai pasitalkina banko debeto kortelė, kurios pagalba galėtumėte įnešinėti grynuosius pinigus, banknotus savaime aišku, į bankomatą ir taip susitvarkyti su iššūkiu, kurgi dėti grynuosius pinigus. Pastebime, kad lygiai taip pat tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys naudoja korteles ir atsiskaitimo būdus per vadinamus kortelių skaitytuvus arba dažnai girdite posus, vykdo atsiskaitimus. Pastaruoju metu matome, kad didėja populiarumas atsiskaityti ir mobiliuoju telefonu arba išmaniuoju laikrodžiu. Tie verslai, kurie turi prekybą ir planuoja arba jau daro elektroniniai parduotuvėje, yra gausu mokėjimo sprendimų,
Kaip galima būtų surinkti lėšas iš savo pirkėjų? Tai pirmiausiai pats populiariausias Lietuvoje mokėjimų yra surinkimas internetu bankiniu pavedimu, kai paprastai jūsų pirkėjas per elektroninę parduotuvę daro pavedimą už prekes, kurias mato krepšelyje. Lygiai taip pat matom didelį populiarėjantį susidomėjimą iš tikrųjų ir Apple Pay ir Google Pay atsiskaitimo kortelėmis. Na ir matome, kad paslaugų įmonės, pavyzdžiui, net ir komunalinės, siunčia savo klientams elektroniniu paštu nuorodą, mes vadinam LinkPay ar QR kodą, kur gali patogiai labai greitai atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Na, jeigu jūsų versle yra būdinga prenumerata arba yra nuolatiniai klientai, kurie kas mėnesį ar kas ketvirtį moka už paslaugas, pavyzdžiui, draudimo bendrovės, už draudimo polisus, lygiai taip pat yra knygų prenumerata, žurnalų prenumerata, tai labai yra patogu su klientais sudaryti taip vadinamą e-sąskaitos sutartį, kur nei jums, nei jūsų klientui nebūtų rūpesčio, kada laiku atsiskaityti už jūsų suteiktą paslaugą ar parduotą prekę. Dabar atėjo metas kalbėti, kaipgi jūs kaip įmonė, kaip verslininkas vykdysite mokėjimus su savo tiekėjais. Tai pirmiausia, turbūt prieš pradedant kalbėti apie pervedimus tarp sąskaitų, turbūt vertėtų paminėti svarbų momentą, kad jums kaip verslo įkūrėjui labai yra svarbu savo atsakyti klausimą, ar jūs vienas valdysite visus pavedimus, atsiskaitimus interneto banke su tiekėjais, ar jūs pavesite kartu buhalteriui, ar jūsų apskaitos įmoniai, kuri tvarko jūsų apskaitą. Ir čia turbūt yra pačio sprendimas, ar turėti vieno kontrolės mechanizmą, ar taip vadinamą 4 akių principą, kur nustatote, kad vienas ruošia, o kitas vykdo pavedimą ir atitinkamai nustatyti limitus tiek dienos, tiek mėnesio, ką galėtų matyti jūs ir ką galėtų matyti darbuotojai. Antras labai svarbus irgi momentas, dažnai pastebim, kad mažosios įmonės tikrai neturi finansinių resursų turėti atskiro buhalterio, todėl mielai samdo apskaitos įmonės, kurios tvarko jiems apskaitą. Ir kolegė ir buvo iš įmonės, kuri teikia tokias paslaugas. Ir tuomet atsiranda poreikis turėti tiesioginę banko ir apskaitos programos sąsąją su interneto banko, su banku, kuriame turite sąskaitą. Ir lygiai taip pat čia klausimas yra tas pats, kokias teisės ir limitus leidžiate ir norite nustatyti jūsų apskaitos tvarkančią įmonę ir duodate visą atsakomybę 100%, ar jie dalinatės kartu su apskaitą tvarkančia įmonė. Taip pat yra labai svarbu nepamiršti be savo tiekėjų ir savo darbuotojų. Tai yra labai patogus funkcionalumas, ypač toms įmonėms, kurios turi ne vieną ar kelis darbuotojus, darbo užmokesčio pervedimus daryti savo darbuotojams pagal sąrašą. Ką tai reiškia? Yra įkeliamas vienas failas į jūsų interneto banką ir lėšas paskirsto bankas už jūs akimirksniu. Verslui vykdančiam atsiskaitimus ir norinčiam gauti greitai lėšas iš savo pirkėjų yra labai svarbu stebėti tą pinigų srautą, mes vadiname įeinančios lėšos į sąskaitą ir išlaidos išeinančios. Tai galite pasidaryti įvairius mokėjimo ruošinius, mobilioje programėlėje, telefone, stebėti laukiančius pavedimus ir taip daryti, ir taip efektyviau valdyti savo piniginius srautus sąskaitoje. Na ir jeigu jums reikalinga jūsų verslui reklamuotis, pavyzdžiui, Google, Facebook, Instagram ir kitose platformose, tai visuomet jums reikalinga bus su tuo tiekėju atsiskaityti verslo kortelę. O jeigu matote, kad jūsų verslui reikalinga net ir komandiruotės ir išvykos, tai irgi reikalinga bus ta pati verslo kortelė, kuri atlieps daugelį jūsų lūkesčių. Ne tik jums užtikrins saugią kelionę ir apdraus jūs ir dar 2 su jumis keliaujančius žmonės, bet lygiai taip pat sklandžiai galėsite keliauti tarp oro uostų, registruotis į skrydžius ir daryti rezervacijas viešbutyje, už automobilio nuomą ir panašiai. Visada kyla klausimas verslininkui, kaip efektyviai valdyti išlaidas, tai iš bankos perspektyvos žiūrint, tai klausimas yra paprastas, kaipgi galėčiau aš sumažinti banko išlaidas. Tai naujom įsteigtoms įmonėms mes visus pirmus metus siūlome nemokamą sąskaitos valdymą, siūlome nuo 1 euro palūkanas 1% kaupiamiesiems indėliams, nemokamai prekybininkam 3 skaitytuvus,
be abonento vieniems metams. Kam aktualu yra e-prekyba, tai be sutarties mokesčio e-prekybos paslauga ir mokėjimų inicijavimo, tai reiškia atsiskaitimą pirkėjams iš jų sąskaitos banke nemokamai 3 mėnesiam, na ir Mastercard be mėnesio jokio mokesčio. Taip pat kartu su partneriais Robolabs ir Verskis siūlome paslaugas apskaitos valdymui, nuolaidą, apmokymą, Verskis LT platforma, nemokama konsultacija ir nemokama verslo elektroninės parduotuvės nuoma ir mokymus ir įvairias konsultacijas, kaip didinti pardavimus elektroninėje erdvėje. Na ir bėgant metams siūlome pasirinkti verslui paslaugų planą su nuolaidoms ir tai, kurie atlieka iš tikrųjų jų verslo specifiką. Ir tos nuolaidos yra įvairios ir dešiniam šone matote, gali būti nuo 5 iki 300 pavedimų per mėnesį, iki 5 sąskaitų be aptarnavimo mokesčio, iki 5 debito kortelių ir nemokamas mūsų SEB Baltic Gateway pagrindinės paslaugos, kurios būtų jau aktualiu antrus, gal ir trečius metus vykdančiam įmonėm ir plečiančiam savo paslaugas, kaip antai nemokamas sąskaitų išrašų importavimas, eksportavimas, analitika, kortelių skaitytuvo ataskaitos, visa tai, kas reikalinga jums stebėti, turbūt vartotojų elgseną ir kaip jūs efektyviai valdote savo piniginius srautus. Na ir pabaigai norėčiau priminti, kad bankas ne tik yra atsiskaitimams ir mokėjimams, jisai lygiai taip pat yra jums aktualaus turinio tiekėjas ir mes turime e-akademiją, kuriame tikrai toje nemokamoje žinių platformoje gausite visą reikiamą informaciją ir praktinius patarimus savo verslo auginimui nuo pat sąskaitos atidarymo iki plėtros strategijos. Taip pat video, webinarai, interviu susitikimai su ekspertais ir patarėjais, nemokamos seminaro, paskaitos, straipsniai. Taip pat kas ketvirtį jūs kviečiame dalyvauti webinaruose apie makroekonomikos apžvalgas, kur aptarėme, kas yra svarbu Lietuvoje ir pasaulio ekonomikose. Na ir turime įvairių programų įmonėm, augančiom, siūlome įvairius finansavimo sprendimus, turime besitęsiančią keletą metų smulkaus ir vidutinio verslo augimo programą ir visus kitus renginius skirtus jūsų lojalumui ir mūsų tarpusavio partnerystei. Tai tuo savo pristatymą ir baigiu ir dabar atėjo metas mums su Laima atsakyti į jums rūpimus klausimus. Laima, aš padėsiu, jeigu matysiu, kad yra klausimų pačiai, perduosiu. Tai pirmą klausimą ir matau Laimai, sveiki, ar pradėjus verslą paslaugų e-prekyba pigiau registruotis PVM mokėtojų ar ne? Laima, gal galėtumėte atsakyti? Priklauso nuo to, kur bus vykdoma e-prekyba, ar ne, ir ar tai bus PVM objektas Lietuvoje. Sakykime, jeigu jūs vykdysit veiklą per Amazon platformas ir tai gali būti, iš vieno šalies ar tiesiog iš Amerikos sandėlių parduodama Amerikos piliečiams, tai tada nebus PVM objektas ir jums neatsiranda poreikis registruotis PVM mokėtojų. Bet jeigu veikla bus vykdoma Lietuvoje ir jūs planuojate viršyti 45 000 eurų ribą arba nuo kitų metų 55 000 eurų ribą, tai tada rekomenduotina turbūt būtų nusimatyti savo plėtrą ir tada registruotis PVM mokėtojui. Tada klausimas yra, sakote, ne daugiau nei 4,5 tūkstančio per metus, prezentacijoje yra 45 000. Kokia suma teisinga? 45 verslo liudijimas, 45 000 pajamų per metus ir 4,5 tūkstančio juridiniams asmenims, kurie vykdo tokią pačią veiklą, kokią vykdytumėte jūs. Labai nemažai klausimų yra susijęs su įrašu, skaidriai mes tai tikrai pasidalinsime. Klausimas yra, kokios galimybės gauti verslo paramą nuo valstybės, pradedant verslą pagal IVP. Čia turbūt ir man klausimas, tai aš rekomenduočiau kreiptis į ILTE,
buvusią Invega arba inovacijų agentūrą arba centrinę agentūrą, kurios turi įvairių programų skirtų naujam verslui. Avietė, pavyzdžiui, yra Iltės startuoliams. Tai ten pasidomėti ir turėti konsultaciją, nes banke mes teikiame finansavimą. Finansuojam projektus su parama, bet pačios paramos tiesiogiai mes nedaliname. Klausimas yra, ar reikalinga atskira banko sąskaita dirbant su IV? Kiek man yra žinoma, taip nėra. Privaloma nėra, bet galbūt rekomenduotina turėti tiesiog savo kaip fizinio asmens kitą sąskaitą, kur būtų patogiau atskirti, kur vis tik buvo asmeniniams poreikiams patirtos išlaidos, ar ne, ypač jeigu individualią veiklą pagal pažymą pasirinkę būsite atskaityti 100% savo patirtų išlaidų ir norėsite turėti atsekamumą. Aima, jūs labai populiari šiandieną. Dar kitas klausimas yra, ar yra kokie limitai uždarbiui pajamoms dirbant pagal IVP? Tai yra, ar reikia performuoti uždirbant daugiau nei tam tikrą sumą? Keisti formą juridinę turi mintyje klausytojas. Ar yra riba numatyta? Geras klausimas, reikėtų pasitikslinti, kiek man yra žinoma, kad ne, tiesiog yra progresiniai mokesčiai. Bet jeigu tai bus kalbama apie milijoną, bijau suklysti. Tai mes gal tiesiog pasitikslinsim ir vėliau parašysim, ar ne? Tada yra klausimas, kur ieškoti detalios informacijos apie apskaitos vykdymą, jei planuoju apskaitą vykdyti pats ir man trūksta žinių. Planuoju steigti mažąją bendriją. Žinot, šiais laikais online yra mokymų, užimtumo tarnyba, mačiau, turi mokymus, kas liečia apskaitą ir nesusipažinti su bendrais apskaitos principais. Ir viešai prieinama labai daug informacijos. Jums svarbu yra suprasti, kaip turite savo verslą vykdyti, kad jisai veiktų atsakingai, tai yra vis tiek turėsite pasirinkti tam tikrą, sakykime, programą, ar ne, kurioje galbūt jums būtų paprasčiau vesti savo verslo duomenis, tai atsekamumui, o dėl apskaitos, tai rekomenduoti negaliu konkrečiai, bet tai yra labai daug prieinamos informacijos ir nemokamų mokymų šitą temą. Gerai, tada klausimas, ar galite trumpai pakomentuoti statinio kapitalo dydžio įtaką, skliausteliuose geriau daugiau ar mažiau, kuriant įmonę ar toliau vystant veiklą? Klausė, kokį tą kapitalą pasirinkti yra geriausia? Turbūt vienareikšmiško atsakymo nebūtų. Geriausia yra tai, ką jūs tuo metu turite. Tai jūs įstatinį kapitalą galite keisti, jeigu kalbame ne apie fizinio asmens vykdomas veiklos formas, ar ne. Tai tiek mažoji bendrija gali įsisteigusi su 1 euru įstatinio pradinio įnašo, gali jį padidinti iki neriboto skaičiaus, 100 000 ar daugiau, ar ne, narių mokesčių, ar uždaroji akcinė bendrovė taip pat bet kokiu momentu gali nuo 1000 pasikeisti iki jiems aktualaus įstatinio kapitalo. O ką tai lemia, ar ne? Tai lemia tai, kad tiesiog jūsų juridinis, kad tai jūsų juridinio asmens finansinė ataskaita atrodo stipriau ir jūs turite daugiau galbūt atsakomybių tiek bendraujant su sakykime, bendrą
paskolos, investicijų partneriais, tiek su įvairiais projektais. Tai čia tiesiog atspindi ir jūsų kaip akcininko vertę ar akcininkų. Laima, labai daug yra klausimų, tikiuosi, kad mes spėsime juos atsakyti, bet jeigu neatspėsime, turėsime galvoti, kaip pateikti po. Klausimas yra, ar su MB galima vykdyti prekybą su užsienio įmonėmis ir joms išrašinėti sąskaitas? Ar tokiu atveju reiktų rinktis UAB? Tikrai ne, galima. Klausimas, ar MB privaloma turėti banko sąskaitą? Tai atsakymas taip. Minite, kad IVP taikomi progresiniai mokesčiai. Gal galite juos paminėti ar pasakyti, kur patiems susirasti? Tai yra, iki kokios sumos kokie mokesčiai mokami? Tai jeigu labai trumpai, tai VMI ir Sodra ir ne mokesčiai yra taikomi individualią veiklą pagal pažymą vykdantiems, tai mokesčių inspekcijai mokame gyventojų pajamų mokestį ir jei yra pelnas, jeigu pelnas nesiekia 20 000 eurų, 5%, kai viršyje 15, kai viršyje 20 000 15% gyventojų pajamų mokesčio arba gyventojų pajamų mokestis priklausomai nuo to, kokią veiklą vykdysite, nes kiekviena veikla turi tam tikrą gyventojų pajamų mokesčio tarifą. O iš Sodros mokesčių, tai reikėtų galbūt atidžiau pasižiūrėti, kaip ir minėjau, šiek tiek pristatymę, ar turite lengvatų ir ar tai pagrindinė jūsų veikla ir privalomas sveikatos draudimas ir kartu su VSD yra, sakykime, 19,50%, jeigu nekaupėt papildomai pensijai nuo minimalios mėnesinės algos tais metais ir mokama, jeigu niekur kitur nedirbate, vieną kartą mėnesį, pasibaigus mėnesiui ir atitinkamai dar deklaravus savo pelną gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje ir Sodros mokestis taip pat yra perskaičiuojamas. O VMI svetainėje yra visa skaičiuoklė pateikta tiesiog nuo jūsų veiklos formos, nuo to, koks procentas taikomas gyventojų pajamų mokesčio ir galite pasitestuoti jau dabar tiesiog įsivedę raktinius žodžius. Laima, tikrai labai daug klausimų susijusių su mažąją bendriją, ne veltui ir steigėsi daug įmonių, tai klausimas, dar keli klausimai iš tos srities. Ar yra įmanoma steigiant mažąją bendriją įsitraukti pelno lėšų savo? Pelno lėšų, taip, jeigu teisingai supratau klausimą, tai taip galite išsimokėti pelną avansu, galite išsimokėti, sakykime, jau kaip metai pasibaigia ar ne finansiniai per dividendus, arba tiesiog galite išsimokėti asmeniniams poreikiams. Tai ir mažai bendrijai, taip? Galima. VŠI turbūt negalima. Čia taip, klausimas buvo, kiek primenu, apie mažąją bendriją. Taip. Kur būtų galima rasti MB įmonėms skirtų paramos, finansavimo skatinimo programų? Tai kaip ir minėjau, reikėtų nueiti į Invega, vadinasi ILTE, Lietuvos paramos agentūra, inovacijų agentūra, centrinė agentūra. Ir tiesiog, o paprastuoju būdu Google paieškoje suvesti raktinius žodžius parama, finansavimas naujajam įkurtam verslui ir tikrai daug išmes jums programų. Kokia nauda iš didesnio ir mažesnio įstatinio kapitalo? Turbūt Laima atliepė į tą klausimą ir atsakymą, kurį davėte, dėl kokio dydžio įstatinio kapitalo reikia. Galėtumėt pakomentuoti? Nauda iš didesnio ar mažesnio? Nauda didesnio ar mažesnio įstatinio kapitalo. Na, matot, įstatinis kapitalas, jisai turi svertą, jis turi svertą finansiniams ataskaitoms ir finansiniai įmonės vizualizacijai, gal taip pasakykime, ar ne? Jeigu mes turime
didesnį įstatinį kapitalą, tuomet mūsų įmonė yra stipresnė. Tai vadinasi, mes galime vienais metais galbūt turėti nuostolį, bet mūsų įstatinio kapitalo dydis atitinkamai padengia tą nuostolį ir mes vis tiek reprezentatyviai atrodom kaip įmonė. Tai yra daug kintamųjų, kuriuos galbūt išsamiau reikėtų kito susitikimo metu aptarti. Turbūt papildant Laimą, labai svarbu žinoti, ką norite daryti su įmonė. Pradžioje įmonėje turbūt yra minimalūs reikalavimai steigiant vienokią ir kitokią formą. Jeigu jūs planuojate didelės investicijas ir jūsų pati pradžia, tai turbūt finansavimą turėtumėt grįsti ir savo lėšomis, ir investuotojų lėšomis ir atitinkamai susitarti, koks tas yra priimtinas santykis. Ir kaip Laima sako, metam bėgant ir jeigu veikla yra sezoniška ir kintanti, tai jums turėti tą vadinamą buferį, kad galėtumėte amortizuoti susidariusius iššūkius veikloje per savo turimą kapitalo bazę. Tai vienareikšmiško atsakymo, kokia nauda daugiau ar mažiau, negalim atsakyti, reikėtų žiūrėti individualiai. Ar įstatinis kapitalas nurodo įmonės atsakomybės dydį? Labai geras klausimas. Laima vienareikšmiškai pasakyti negalėtumėm, bet vien tik žiūrint į įstatinį kapitalą, tai neatsakytumėm, reikėtų žiūrėti nuosavą kapitalą. Įstatiniai kapitalai gali būti paprastai minimalaus dydžio ir po to reikėtų žiūrėti kitus straipsnius. Tai pasakyti, kad tai rodo įmonės atsakomybės dydį, nepasakytumėm, galbūt tai yra ir įmonės solidumo, reputacijos dydis, kai nori rodyti didesnį kapitalą, bet tai tikrai nėra rodiklis, pavyzdžiui, bankui sakyti, kad įmonė yra nekredituotina arba nepriimtina kredituoti. Yra žiūrimas viso kapitalo bazės rodiklis visame turte. Tai yra, kiek akcininkai dalyvauja savo kapitalu, savo uždirbtų pelnu įmonės veikloje. Ir dar kolega man sako, kad yra dar 2 klausimai. Ar vykdant NT nuomos veiklą su verslo liudijimu yra papildomų mokesčių, neskaitant išėmimo kainos verslo liudijimo? Tai Laima, gal čia jūs galėtumėt pakomentuoti? Gal galite pakartoti klausimą, vykdant veiklą nekilnojamo NT nuoma, nekilnojamo turto nuoma su veiklos liudijimu yra papildomų mokesčių. Ar yra papildomų mokesčių, jeigu su verslo liudijimu, taip. Verslo liudijimu vykdote nekilnojamo turto nuomą? Aš tiesiog dabar suabejau, ar su verslo liudijimu mes vykdome nekilnojamo turto nuomą, bet jeigu taip, tai tada reikia žiūrėti, ar tai yra komercinis ar fizinis ar nuo objekto tipo, kokiai veiklai skirta. Tai turėtumėm šitą patikslinti. Na ir turbūt paskutinis klausimas, jeigu dar kažko nepraleidau, tai nulinis PM gali būti taikomas pelno mokestis gali taikomas pirmaisiais veiklos metais, jeigu žinome, kad keisis vadovai po metų. Įdomus klausimas. Nulinis pelno mokestis taikomas pirmaisiais veiklos metais, jeigu žinome, kad keisis vadovai po metų, tai turėtų būti nepriklausoma. Manau, kad čia yra juridinio asmens teikiama lengvata, juridiniam asmeniui teikiama lengvata ir tai nėra įtakojama juridinio asmens valdybos vadovų pasikeitimas. Čia turbūt yra paskutinis klausimas apie verslo liudijimą, jeigu teisingai skaitau šifruotą, tai jeigu vykdant verslo liudijimą yra dirbama dar ir pagal darbo sutartį, kokius sodros mokesčius reiktų mokėti, jeigu teisingai skaitau klausimą. Čia individuali veikla ar L raidė? Individuali veikla, atsiprašau Laima, individuali. Individuali veikla pagal pažymą turbūt šitą klausę, bet žinokit, nėra galima atsakyti, tiesiog reikia žinoti jūsų visą pilną situaciją, ar jūs dirbate pagal darbo sutartį pilnu etatu, ar viršijat sodros lubas, ar
turite galbūt vienas auginate vaikus. Na, tiesiog daug visokių yra lengvatų, tai iš jos ir susidaro tas mokėtinas mokestis, kuris ir yra paskaičiuojamas. Na ir turime keletą dalyvių, tikrai ekspertų, labai džiugu, sako, kad kur klausimas buvo su nekilnojamo turto nuoma, tai kad su veiklos liudijimu nėra galima ir nuoma yra skirta individualiems asmenims. Tada tuo pačiu klausia, ar yra papildomų mokesčių be veiklos liudijimo išėmimo mokesčio, pajamos yra iki 45 000. Labai individualus atvejis iš tikrųjų. Tai jeigu Laima žinote, galite pasakyti, jeigu ne, teks po webinaro pasakyti. Tiesą 45 pasakius, 000 su veiklos liudijimu yra nekilnojamo turto nuoma. Patikslinsim taupant laiką ir dar kažkur mačiau komentarą dalyvio apie formų keitimą, bet dabar turbūt tame visame gause nerandu. Aha, va, radau. VŠI gali būti pertvarkoma tiek į UAB, tiek į MB, su išimtimis netaikomis tam tikroms energijos bendrovėms, tiek ir į AB. Kviečia paskaityti VŠI įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo lapkričio 16 dieną. Labai dėkui, atkreipsim ateičiai. Ir turbūt viskas. Tai labai dėkui kolegijai Laimai, klausimai tikrai buvo situaciniai ir turbūt verčia ateičiai mums toliau tobulėti ir mes su Laima pabandysim sugrįžti tuos atsakymus, kur nebuvom tikros ir tada sakome ačiū ir iki kitų kartų. Dėkoju Jums.